17 uždavinys. Lėktuvas skrenda iš taško A į tašką B, paskui grįžta atgal į tašką A. Pakankamai komplikuota sąlyga tol, kol neatrandi tokio grafinio galbūt pavaizdavimo būdo. Taigi, pirmiausia, lėktuvas išskrido 8 valandą iš miesto A, tuo metu mieste B buvo 4 valanda ryto. Atskrido jisai į miestą B, tenai 2 valandas užtruko, stovėjo, ar ne, ir grįžo atgal į miestą A. Yra žinoma, kad kelionė iš taško A į tašką B buvo trumpesnė 30 minučių. Reikia rasti, kelinta valanda buvo mieste B, kai lėktuvas į jį atskrido. Tai prasme, pirmame tos kelionės etape. Bandykime daryti taip. Pasižymėkime kelionės trukmę x valandų. Tuomet iš taško B į tašką A jisai užtruks 30 minučių ilgiau. Tai bus x plus 30 minučių. Visa kelionės trukmė yra 22 valandos 30 minučių minus 8 valandos. Mes viską skaičiuojame A miesto laiku. Tai būtų 22 valandos 30 minučių minus 8 valandos ir skaičiuojame gryną kelionės laiką, dar atimame tas 2 valandas, kol jisai stovėjo tas lėktuvas. Bendra kelionės, vien tik tai kelionės trukmė būtų 12 valandų ir 30 minučių. Gryna kelionės trukmė yra x valandų plus 30 ir tai yra 12 valandų 30 minučių. Na, gauname tokią lygtį. X plus 30, tai yra lygu 12 valandų 30 minučių. Iš čia suskaičiuojame, kad mūsų, sutraukime panašius narius, 30 minučių perkeliame į kitą pusę. Kelionės trukmė iš A į B yra 6 valandos. Lėktuvo išskridimo metu mieste A buvo 8 valandos, o mieste B buvo 4 valandos. Jei kelionė truko 6 valandas, tai į miestą B lėktuvas atskrido tada, kai buvo 10 valandų. Tai yra 4 valandos plus 6 valandos, 10 valandų.